Sveiki, su jumis Arnoldas iš Kayak Shop ir šiandieną testuosime pompas, tai naujasias Thermway pompas. Turime du modelius, abudu yra su integruotom baterijom, bet taip pat jas galima ir nuo 12 voltų krauti. Taip pat šio modelio pompa yra ir galimybė nusipirkti ir be baterijos. Taip pat šią pompą galima naudoti kaip powerbanką. Jos kraunamos per Type-C jungtį. Šiandien žiūrėsim, kiek irklenčių jos gali pūsti. Esu pasiruošęs 4 irklentes B, Red Queen, Factorių ir Amber Fox modelius. Red Queen'as su bitė apie 16, Factorius 11,5 ir Fox'as virš 12 pėdų ilgio. Visos irklentės 15 cm storio ir plotis maždaug nuo 78 iki 90 cm. Tai yra standartinio dydžio irklentės. Jas pūsime iki 15 PSI, pompų maksimalus pūtimas deklaruojamas 20 PSI, bet šios irklentės rekomenduojamas pūsti 15-16 PSI. Pažiūrėsim, kuri pompa greičiau pučia ir kuri pompa pripūs daugiau ir kuri geriau veikia. Pompų nuorodas rasite video apačioje, jeigu norėsit pasižiūrėti, įsigyti ar pabandyti jas. Kągi, pradedam pūsti ir žiūrėsim, kaip sekasi. Taigi, pripūtėm dvi didžiasias irklentes, maždaug užtrunka pripūsti iki 15 PSI, nuo 0 apie 12-15 minučių, priklauso nuo irklentės dydžio, bet šios yra didžiosios, taip pavyzdžiui, 3,40 m, 3,50 m ir 90 cm pločio, 15 cm aukščio. Tai duodam truputį pailsėt pompoms ir pūsime iš karto dar dvi irklentes, tai dabar pūsime jau standartinio dydžio, jas turėtų pripūsti greičiau. Jos yra 10-6-10 dydžio ir 81-82 cm pločio. Taip, ir pilkoji pompa užbaigia pūsti Red Queen irklentę. Šias mažasias irklentės jos pučia apie 11-12 minučių, tai greičiau negu didžiasias. Ir baterijos yra dar nenusėdusios, tai pabandysim pripūsti dar dvi, jau dar mažesnis 10 pėdų ir 9-8 pėdų irklentės ir pasižiūrėsim, ar jas pripūs. Su šiomis elektrinėmis pompomis reikia žinoti tai, kad po kiekvieno pūtimo, tarkim 15 minučių dirba, jos tada turėtų 15 minučių ar 10 minučių pailsėti, nes krumpliaračiai yra plasmasiniai ir jie sukdamėsi įkaista ir jeigu perkais gali pradėti lydytis krumpliaračiai, išsilydys ir tada tiesiog nebepūs, nebeveiks kompresorius. Pripūtė kol kas 4 irklentės, dabar kol bendrausim truputį jos pailsės. Baltoji pompa, kaip ir minėjau, veikia kaip powerbankas. Abi pompas turi pripūtimo ir išleidimo funkcijas. Jų nuorodas rasite video apačioje aprašyme. Pompas pučia gana greitai. Jos nėra labai garsios, aš kaip visos tos pompos jos turi tą garsą, bet jos nėra tiek garsios, kad labai trukdytų, palyginus su senesnio modelio pompomis. Ši pompa, Thermway baltoji, taip pat dar turi ir pasišvietimą lemputę. Jeigu kažkur naktį jau pūsi, tai galite paspausti ir ją dar pasišviesti, jeigu iškiltų toks reikalas ar tokia reikmė. Ir kad užpūsti masę, tai pilkoji pompa pučia 350 litrų per minutę, man rodos iki 2-3 PSI, baltoji pompa 300 litrų per minutę. Ir kai jau užpučia masę, pradeda sukelinėti slėgį, tai persisijungia kompresorius, kuris įskleidžia tą pagrindinį garsą. Tada abi pompos pučia jau kelia kompresiją 70 litrų per minutę. Mes jas pakraunam maždaug ant greito krovimo per fast charge apie 2,5-3 valandos, jeigu standartiniu krovimu apie 6 valandas užtrunka pakrauti šią pompą. Jeigu pompa yra visiškai išsikrovus, ją vis tiek galima naudoti, abi pompas galima naudoti nuo 12 voltų, tai vadinamos automobilio pirikurkės. Matėte, išsikroja, nebeikia kišai pirikurkę ir vėl naudoji. Arba jeigu pamiršai pasikrauti. Na ką, ir paskutinės dvi irklentės. Taigi, pučiant trečiasias irklentes, baltoji pompa dar trečią irklentę mažai pripūtė iki 12 PSI ir pilkoji pompa pripūtė iki 10 PSI. Šitų pompų talpa, baterijos talpa yra po 4000 mAh. Pilnu pakrovimu
jos pripučia iki 15 PSI. Viena pompa, tai viena didelė irklentė, tai 11-12 pėdų ilgio ir plačiau 85-90 cm. Viena standartinė 10-6 irklentė, tai 3,20 m ir 15 cm storio iki 15 PSI pripučia po vieną tokią ir po 10 PSI vienai mažai irklentai. Šios pompos maksimaliai pučia iki 20 PSI, tai sakyčiau dar būtent 15, 15 ir 10. Tai sakyčiau 2 irklentės iki 20 PSI, didelės 2 irklentės iki 20 PSI, jos pripūstų. Ir aš joms dabar prieš taisyklės nedaviau poilsio, pučiau iš karto visas 3 irklentės, jos puikiai atlaikė. Bet jeigu jūs naudosite, tai nepamirškit po kiekvieno pūtimo duoti jom pailsėti, kad neperkaitintumėt. Tai va, šiaip visai neblogos pompos. Patiko, jos yra nesunkios, sveria po porą kilogramų. Nuorodas, kaip ir minėjau, rasite video apačioje. Ir šiandien baigiam čia pompų testavimus. Jeigu matot kokį nors inventorių, kurį norėtumėt, kad mes ištestuotumėm, aprodytumėm, išbandytumėm, komentuokit, rašykite ir mes tai padarysim kiek įmanoma greičiau. Ačiū už žiūrėjimą ir susitiksime kitose video.